Labas rytas, sveikučiai. Na ką, pasiilgot? Nežinau kaip jūs, o aš jūsų labai pasiilgau. Ir va, mūsų princesė jūsų pasiilgo. Taip, pasiilgai, nori pasirodyti. Vėl sugrįžau pas jumis su vlogu, su dienos vlogu. Kaip sakiau, dabar bandau laiko atrasti, kada galiu filmuoti ne tik vlogus, bet ir kažkokį jau filmuką, kur užsimanęs turiu, bet vat, vis vaikai laksto ir dabar nemėgsta būti vieni. Taigi tenka taip. Nu va, jau atėjai? Jo. Tai aš čia nesimato, pasakytum labas. Ateik, pasakyk labas. Labas. Na va, gerai, tai einu ruoštis. Dabar eisiu pasportuoti. Tomas magas, Jo, einu jau pas Tomą. Ir tada susitiksim vėl. Na ką, šiek tiek pasportavau, savo rytinę mankštelę padariau, o kaip saulė šviečia. Dabar einu į dušą, po to pavalgysim su vaikais ir eisim iki parduotuvės. Taigi, šiandien, kaip supratot, keliausite visur su manimi. Kažką norėjau dar sakyti. Kad lakstyti, va šiaip norėčiau labai rytais pradėti lakstyti, bet dar kol kas negaliu, nes, kaip esu sakius, dar keliuose vloguose, kad dar pati maitinu ir todėl negaliu lakstyti dar. Nerekomenduotina. O po to žiūrėsim, pavyzdžiui, rudenio rytais, tai manau faina bus prasilėkti. Pasirodo, dar ir siuntinuką gavau. Kažkoks rūbas, nes minkštas kažkas. Nepamenu, ką užsisakiau, ką einam pažiūrėti. Pažiūrėsim, kas čia yra. Čia tokai naminiai pozai. Sorry. Su rankšluošiu nesakiau, ką tik duše buvau. Aha, prisiminiau, suknelę užsisakiau. Suknytę užsisakiau iš AliExpress. Na ir kaip, medžiagytė, kai skarelių, kaip tipo šilkinė, žinot. Taip, neilga. Oi, kokia mažutė, man tikrai bus jaučiu per maža. Ašgi tokią
dyčkė dabar. Bet ėmiau didesnę, nu va. I am, ane, L ėmiau. Arba įdėjome tą. Nu, žodžiu. Eisim matuotis, eisim žiūrėtis. Nežinau, raštas tai labai gražus. Tokia įdomi, neperšviečiama. Ne. Nu, žiūrėsim. Tyrinėtaisiu, užsidėsiu tuoj. Nu, gal būtų ir graži suknytė, jeigu aš į ją įlyščiau. Dėja. Toli man dar iki įlindimo. Užsidėt užsisegu, bet nugara neužsisega, pilvas savo eina, žodžiu. Dar daug vargti man kūdinimosi srityje. Nu, va, tai žodžiu, einam. Ta suknytė kaip ir nieko, visai patiko. Tik sakau, bus kitai vasarai. Šią jau tikrai neišeis užsidėti, nes mano gabaritai netokie, bet manau, kad... Einam Zoom. Ne, į Zoom neinam šiandien. Bet kitai vasarai manau, kad jau pasieksiu to, kaip noriu, to rezultato ir tada bus gerai. Na, o dabar einam tiesiog į Aldį, ką tik padariau Azdui užsakymą, tai atveš rytoj maistą. Daugumą ten tokių, žinot, ar limonadą didesnius kiekius buteliais, ten skalbimo miltelius, kokių vaisių, kur dideli, va, arbūzų, sakiau, melionų, tai jau dideli, tai paėmiau, kad atvežtų, o va dabar einam ten mėsytę ar ką paimsiu, nes, nu, aš kad ir stengiuos nevalgyti mėsytės, bet Andrius tai valgo, tai būtinai jam reikia, nelipk iš vežimo, tu ką? Kur lipi, greitai sėdam? Tėtė, sėdam. Tai va, žodžiu, keliaujam. Pas mus tvarko stogus, darbai vyksta. Štai visur va. Mum jau sutvarkė ir čia nais dabar kitą gatvę tvarko. Nu ką, ėjom. Lukas pavargo, sako, nori pailsėti, tai dabar ilsimės. Jau, einam į autobusą. Ai, koks tu murzius. Tu murzius. Einam į autobusą. Einam į autobusą. Valgai? Parodysiu, ką nusipirkom. Tai va tokio greito užkandžio. Pavalgyt greitam jau pagaminta. Piršteliai. Žuvies tokios. Kreizė. Pusryčių Edgaras labai mėgsta. Majonezas. Gėrimas Tomui Bebivita. Agurkų porą, prieskoniai česnakiniai, štai tokie lapteliai. Kalo šitai labai patinka. Salotų šalių. Lukui į mokyklą tą paėmiau, kur maistelį dėti. Čia dar buteliukas va yra. Štai toksai. Va bus į mokyklą. Ėmiau tortilą čipsų su padažu. Švelnesnis. Sūris paprastas. Tarkuotas. Ir Luko mėgstamiausi va šitą. Dar gėrimus po 6 tokius. Bandysim, ragausim. Nu ir mėsytės Andriui. O šitas maišas, tai ką pasiėmiau iš kuistuko. Porą kelnių, tada biskučių. Tai galvoju, parašykite komentaruose, ar įdomu būtų pamatyti, ką nusipirkau iš kuistuko. Čia Lukas pasiėmė, eisim pinti dabar. Jau ir aš išmokau šitų pinti lumbankų.
mane išmokino Edgaras. Tai va, galėsiu ir aš jums pamokinti. Kaip gražiai atrodo šitas šermanty. Va šitą dabar eisiu valgyti su Edgaru. Tai va. Mangunytę. Peršikam. Uždedam taip. Ir čia. Aš kaip visada vėplavą dar neparodžiau kokių vitaminų. Čia dar vienus mamai įdėsiu paragauti. Tokie vitaminai yra. Čia jie tropinis skonis, o kiti apelsinų skonio. Ir vieni yra energijai, o kiti yra vitaminas C ir cinkas. Tai tokie ir dar paėmiau Tomui maikutę su Mikiu ir Lukui tokią pačią, tik kad kito dydžio. Tai štai. O su šitai man nieko nesigauna, pamiršau kaip daryti. Tuoj prisiminsiu. Na štai, prisigaminau, dabar va gaminu. Dvigubą, Edgaras sakė, čia fishtail. O čia va vieną jau pasidariau. Nu, aišku, su tokiais nei pasipuošinėjusi, bet, žinau, taip sėdėt ramiai ir savo daryti. Galiu pasakyti panašiai kaip mezgimas. Tokia ramuma, sėdi, užsijėdi. Visai įdomu. Ilga. Štai kiek dar turiu. Čia pas mus dėžėmis juos parduoda ir centais kainuoja. Gali prisipirkti, mačiau per YouTube'us, tai net yra kanalai apie šitus, kur daro. Ten visai įdomiai, net visokius gyvūnėlius moka daryti. Po to bantukus, pagalvėlės, po to ant telefono tos keisus, nu žodžiu, viską ten pridaro žmonės, įdomu. Na, tokios gumytės, o kiek visokių gali išmastyti iš jų. Čia štai tokia paprasčiausia, kur maži vaikai daro, tą darau. Bet šiaip pat. Jau dar turiu tokių, bandžiau namie daryti. Mano draugė dar Laura matė, vis rodžiau, nelabai gavosi. Sužinau tą receptą, kaip pagaminti vonios bombytes. Žinau, tas kaip laš yra, kur skleidžia su spalvom, su kuom, kaip noris kvapai. Tai va, aš visus ingredientus susipirkus, čia bandžiau vieną kartą daryti. Šiek tiek buvo per stambi, vieni ingredientai buvo per stambus, tai nelabai gavosi, bet šiaip irgi išsileidžia ir ten minkština, nes turi aliejukų įdedi viską ir minkština ir ten nuodyti ir padeda. Žodžiu, jeigu įdomu jums tokie dalykiukai, pasidaryk pats, tai prašau komentaruose, leiskite man žinoti apie tai ir galėsiu padaryti filmuką, kaip pasidaryti vandens bombytę, nu, tipo alelaš. Po to dar gaminau tokius auskariukus pagal vieną naują tokią technologiją. Tai irgi, jeigu įdomu tokie rankdarbiai dar kažkokie, tai prašau parašykit komentaruose ir gal sukursiu naują seriją filmukų, vat būtent tokius rankdarbėlius. Kaip darau, jeigu įdomu. Na ir žinoma, kas dar jumis domintų, rašykite. Tada atsižvelgsiu ir padarysim tokių filmukų. Sakau, vasarą, laiko šiaip prisėsti nėra, kad ant filmuką kokį piu-piu. Bet vat, jeigu atsiranda ir kartais, ką čia dabar tu čia atsinešk tuos, kad ten pagal planus susikūrus, kad darytai,
tą reikia atsinešti, tą pasiruošti, vat, tokių greitai kokių. Kai va taip sėdžiu, skaitau ar ten ką, tai tada galiu kažką tais nufilmuot, parodyt, padaryt. Žodžiu, viskas priklauso nuo jūsų. Kalbėkit, ko norit, kaip, kas ir viskas bus. Ane? Tai va, na ką, dar vieną pasidariau. Tai uždėsim S raidytę, tipo, tą segtuką. Ir ką reikia eiti valgyti. Užsisėdėjau. Au, krenta. Taip. Fishtail, tai parodysiu. Va, tokia. Tuoj. Jeigu įtilps į šitą. O, čia kiek daug sutalpink, nelabai telpa, sakyčiau. Jau ten Edgaras išeina į baseiną. Tai va ten rengaliojas, pošaliojas, o jie. Sakau, daugiau nei panos. Nu va. Ir antra apyrankė. Tai va, žodžiu. Iš neturėjimo ką veikti, kas būna. Atėjau kavos atsigert, tiksliau arbatot. O pasidariau 2 apyrankės. Tai tiek. Nu va, ką tik kalbėjau su teta per Skype'ą ir sakė, pamatė, ką čia veikiu dabar. Sako, o, taigi čia dabar kaip tik net per žinias ar vakar ar kada rodė, kad viena mergaitė savo draugiai darė vat kasdien šitus, pardavinėjo, iš jos pirko ir jinai savo draugiai surinko ant baseino, kad prie namų eitų į tokį baseiną plaukioti specialiai tokiam drusku, kokiam ten vandenį, nes pas tą draugę žaizdos yra, serga, negali. Ir vat, kad padėjo draugė, gerą darbą padarė. Nu jo. Sorry. Klausau? Nu ne, pasėdžiu, saugu man sėdžiu. Apyrankės dariau. Nesu pasėdžiu stipriai pažinai. Tai vat, ką tu kurtu? Nu, eisa. Ačiū. Nu, nežinau, šiek tiek pačiu veiksime, ir penktadienis, panašiai. Ir pasėdžiu, kad jie savo rūkumai. Tomai, aš jau nepakėliu vandenį. Nu, aš nepakėliu, oi, išrankas. Tai va. Apa, Tomai, baig, Lukai. Atsargiai neužgauk, Tomą. Nu, Lukai! Yes! Tomai! Oi, pavargai jau. Pavargai. Kaip gražiai. Situ? Pavargai su jau. Eik ten. Apa, eina. Eisim tėti pasitikti jo. Apa. Apa, Tomai. Oi, kojytėm bus popa, apa. Stop! Einam pasitikti ačiū iš darbo. Įsistojimą. Turi atvaryti jau. Jo, Lukai, einam tėti pasitikti. Ja! Taip. Skau, nenagi pukaka! Jo. Nenagi kstipa! Nenagi pukaka! Iya! Nenori zombiai? Svarus daug. Iki... Piniginiai pasimk. Kas čia darai? Sėdra. Ką? Aha. Eik užsidėk. Nelipk čia. Eik užsidėk. Tu iš šūdai lipai. Eik. Čiapa. O, Dieve.